Buvo įdomios rungtynės, manau, žiūrovams daugiau negu treneriams. Buvo daug gerų momentų, ypač pirmoji pusėje labai gerai. Antroji pusėje gal atsipalaidavimas, gal šioks toks tvarkos nesilaikymas iš tikrųjų davė tą, kad pabaigoje buvo tik 10 taškelių. Netgi gal 9, ten aš net nežinau. Bet varžybos geros, dvi geriausios komandos susitiko, manau, bent jau vienos geriausių. RKL ir buvo į ką žiūrėti. Pirmą pusę tikrai labai daug klaidų padarėm 13 tokių, iš po krepšio, kur reikia įmesti, įmetėm. Paprasčiausiai nutolo 20 taškų, tai ką, nuvyti šį. Kai sakoma, jau grėbėmės šaudom, kažkiek pavyko, tam ketvirtam kėliny 3 taškis pataikėm. Bet šiaip, manau, varžybos iš tikrųjų buvo 2 kėlinių, tokios, aišku, reikia žaisti, bet išvadas darysim, klaidų, sakau, pralašėm. Sakau, pirmą pusėje 15, kažkas 14 klaidų, taip kad analizuosim, žiūrėsim. Atrodė jau vienu momentu, kai buvot beveik pasivyję ir perlaužyt rungtynių ritmą. Ko pritrūko ketvirto kėlinio vidury? Tai paprasčiausiai, čia buvo toks, čia jų gal keitimai, Trakų buvo išleidę, pakeitė ten tuos visus pagrindinius, toks gavosi, užbėgom greitai, įmetėm 3 taškus, toks lūžis buvo, paskui atgal vėl pakeitė, pasekoj vėl prasileidom, vėl visus sugrąžinom, aišku, smagu, kad vyrai kažkiek susiėmė, parodė charakterį, įmetė, bet, sakau, varžybos jau buvo, sakykime, jau buvo 90% įspręstas. Dar pats praėjusią sezoną žaidėte, o šiandien jau treniruojate. Kaip jums tas persiorientavimas į žaidėjų trenerių? Man sunkiai nebuvo pereiti, sakant, trenerio darbą, nes aš jau ir anksčiau galvojau apie tai, man krepšinis patinka ir norisi savo idėjas, kaip sakant, atiduoti žaidėjams ir pažiūrėti, kas iš to gaunasi. Kol kas viskas sekasi normaliai. Pirmaujate užtikrintai lygoje. Jeigu laimėsite čempionatą, ar žaisite nacionalinėje krepšinio lygoje? Čia reikia klausti mūsų vadovų. Mano dalykas yra treniruoti, laimėti čempionatą. Čia mūsų tokie tikslai, o toliau žiūrėsim. Komandos tikslai šiam sezonui? Ką žinau, pradžiai visą laiką rinkomės taip, kad ten kažkiek pinigėlių, rėmėjai, čia savivaldybė biškį duoda, tai žaisti, kuo geriau pasirodyti, kuo toliau apetitas auga, tai taip tikslai norėtume bent ketvirtuke ir aukščiau, aišku, būtų gerai. Tai stengsimės, nesakau, yra gan apylygės kokios 5 komandos, kurios iš tikrųjų gali žaisti finale ir, sakau, ar čia play-offai daug ką parodys.